Sveiki visi, kaip ir žadėjau. Šį pirmadienį laida su Deividu Račkausku. 4 kartus pasaulio čempionu, 4 kartus bronza. 3 kart ketvirtas. Daugiausiai ketvirtas. Tai va, nenorėjau veltis į tą temą žiemos, yra daug stipresnių už mane sportininkų. Aišku, tą Deividą teko prieš kiek metų. Palauk, aš šiaip papasakosiu. Tai va, Deividas truputį daugiau papasakos apie meškerėlės, avižėlės, apie įrankius, valus truputį žiemą, ką jisai ruošiasi, kaip tą ruošiasi, kaip daro, pabandysim surišti vieną kitą avižėlę. Taip kad perduodu žodį Deividui, bandysim pradiskutuoti. Sveiki visi, tai turiu, kadangi laisvę ir mėgstu pakalbėti apie pačią pradžią, gal papasakosiu savo to sporto ir jeigu ne Rolfas, turbūt aš tam sporte tikrai nebūčiau. Tai kažkada jau turėjau teisės 12 klasiai per informatikos pamoką, nes neturėjau namie interneto ir kompiuterio, radau, kad Dauguose, dabar neprisimenu, ar Puodžiai, Puodžiai gal, vyko Lietuvos poledinės žūklės čempionatas. Čia gūdus, 20 gal kokie, nes atsimenu, kad bendrų Daugų bendrabutį dar gyveno. Ir žodžiu, aš buvau visiškai vaikas, 18 turėjau, bet tiek protų, tiek ta prasme supračiu. Ir atėjau varžybas, tikrai kybo visiems ir man kybo ir kada pasvėrė žuvis, aš nuo prieš paskutinio, aš buvau paskutinį zonoje, pralaimėjau kilogramą. Ir aš vienas nuvažiavau į tą bendrabutį, nes nieko nepažinojau ir sėdžiu liūdnas. Ir užėjo Rolfas, padovanojo 4, atsimenu gerai, 4 meškerėlės, 4 avižėlės jau surišta, parodė, atsimenu, dar tamsu buvo kambarį, nuėmė tą lempą, atsimenu, tą lempą. Ir žodžiu, kitą dieną išlindau zonai 4 ir mažai trūko, kad legendinę Rimantą Cironką apgaudyčiau, tai man ten gramais trūko. Ir va tada aš pagavau tą kablį po lediniai žūkliai ir jeigu ne Rolfas, aš tikrai po tų varžybų antrą kartą nebūčiau važiavęs. Tai va, hebra, nemeskit, jeigu domitės, jeigu norit, atvažiuokit, nebijokit, susitikit su gerai žmonėm, papasakosim, padėsim praktiškai, o dabar padarysim visą tai teoriškai. Tai jeigu ėmant apie žūklę avižą, nieko per daug nereikia. Jeigu dabar, hebra, žiūrėkit, jūs galit gaudyti, kiekvienas iš jūsų galit gaudyti aukščiausias klasių įrankių, ne? Jeigu vasarą mes to padaryti negalim, nes jeigu ėmant ten tikrai aukštos klasės feederį, nu koks, pavyzdžiui, Drinanas aukšta. Jo, ten jau pinigų, kalnai. Jo, kalnai pinigų yra. Tai ėmam feederį, ne, kokie kolaitą, pasiemam ritukę, pasiemam pinto valo, reikia tą įrangos, tą meškerytę gaunas krūvą pinigų ir tikrai ne kiekvienas gali savo leisti tą visą reikalą, nes gauna 700 ir aukščiau vienas komplektas. Viena meškerė. Tai žiemą už tokią sumą galim visą aprūpinti aukščiausios klasės įrangą, visą šitą daugiabutį, kur aš gyvenu. Nes įsivaizduokit, kad gera meškerėlė yra 7 eurai, jau pati aukščiausia tekinto Wolframo aviža, kur mes gaudom pasaulio čempionatus, yra 6 eurai, valas vėlgi 20 metrų ir ko dar reikia sargelio, kuris yra 2 eurai. Tai už 20 eurų komplektą mes turim turėti įrankį, su kuriuo mes gaudom pasaulio čempionatus. Tai tikrai karvės nekainuoja. Jeigu užbėgti, visada toks klausimas, kiek mėgėjų reikia turėtų meškerėlių, tai aš sakyčiau nuo 6 iki 10. Būtų gerai turėtų meškerėlių, kad būtų skirtingi valai, skirtingi sargai ir skirtingo dydžio avižos. Tam, kad užpynę, nutraukę, mums nereiktų atgrubusiam rankom žvejybos metu gaišti ir ryštis kažko ant ledo. Tai kaip aš sakau, fiziškai neįmanoma neštis į žvejybą per daug meškerėlių. Tai niekada jų nemaišo ir sakau, komplektuką 6-80 meškerėlių, būtina turėti, kaip bebūtų, tai kaip sakau, karvės nekainuoja. Tai dabar pagrindinis, vienas iš pagrindinių, tai yra balalaika, žieminė meškerėlė. Ir dabar atkreipkite dėmesį, kaip visi reklamuoja, turi va tai va suktis. Jau bugnelis turi suktis. Tai jeigu pamatot, kad taip žmogus pardavėjai, nežinau kodėl, kas pardavinėja meškerėlės, taip reklamuoja meškerėlės, tai gal pasi geriau nepirkit arba tikrai nesitarkit su jo, jeigu žinot, tai pirkit. Nežinau kodėl, čia yra tas pats, kas bežionį duot azerį, visi džiaugias, o naudotis niekas nemoka. Tai kurioj žvejybos metu jums reiktų, kad tas bugnelis labai gerai suktus. Tai meškerėlės pagrindinė funkcija yra ta, kad ant jos turi būti suviniotas valas. Po kibimo
mes ar taip tą meškerėlę arba išmetam, arba padedam prie savęs ant ledo ir nelaikom rankoj, ne? Faktas, kad jin turi būti patogi, kad gerai laikytus rankoj, kad kočiukas nebūtų per kietas, bet pagrindinė mūsų funkcija, kad gerai vyniotų ir išvyniotų valą. Ir jeigu mes per daug atveršime būgnelį ir jis suksis taip laisvai, jūs tiesiog ar ieškodami gylio, ar mesdami tą meškerėlę turėsit barzdą ir turėsit supintą meškerėlę. Stabdelis visada turi būti prisuktas tiek, kaip sakau, be fanatizmo, kad paėmus naują meškerėlę iš dėžės, nereiktų jums nieko jau per daug daryti. Jūs paėmėt ir jau būgnelis mum atiduoda valą, ne? Ką tai duoda mum? Visada reikia susireguliuoti tiek, kad negaištumėmės laiko. To varžto, jei paima, matote, ne? Sukas valas, čia valas yra, jeigu žalia meškerėlė pas mane 0,64, tai be fanatizmo jamų tikrai nieks niekur nenutruks, atreguliuota taip, kad aš pereinu į kitą eketę, ne? Gaudau, pereinu į kitą eketę, ten yra didesnis gylis. Aš negaištu laiko, aš paėmiau už valo, pasigavau vėl gylį ir vėl toliau žuvauju. Žuvauju, man kimba gera didelė žuvis. Jeigu mes čia būsim užveržę, sakt, pajausim, kad didelė žuvis duos smūgį, pradės eiti, nesudirbs stabdelis, jūs tikrai nespėsit ranką atsukti, jeigu ten gylio nėra daug. Į 8 metrai giliau, taip valas turi tempėsi, turi atminties, jo elastingumo, gal mes tą žuvį suvaldysim. Mažam gylį nuo 3 metrų jūs nebeturit šansų. Dėl to tas stabdelis mums atlieka tą funkciją, ne? Pakirtom gerą žuvį, žuvis pradeda važiuoti, mums sudirbo stabdelis ir mes susivaldėm tą žuvelę. Tai pagrindinė, sakau, meškerėlės funkcija yra, kad gerai vyniotų ir išvyniotų valą ir tą stabdį. Jeigu iš meškerėlių faktas, kad parekomenduočiau savo meškerėlės, esu paleidęs savo meškerės ir tas stabdis yra toksai gan įdomiai padarytas. Vienintelės turbūt meškerėlės su tokiu stabdžiu, čia truputį techninių yra niuansų, kad mes jį galima labai preciziškai atsireguliuoti kaip šveicarišką laikrodį. Jeigu kažkur rasit, manau, kad numeris 1, tai sportininkų pamėgta yra Michejevska legendinė meškerėlė, nuo ko viskas prasidėjo, 40 metų jai ir nei forma, nei niekas nesikeičia, jau pats Michejevas amžinatelis, dabar Pavelas daro, bet jų mažai padaro, jos su rankų darbo ir jeigu rasit, tai čiupkit. Ką dar turi būti su meškerėlė? Buvo tokie laikai, kada ėjom į tą minimalizmą. Kažkaip prasidėjo tas sportas, gaudėm mažom meškerėlėm, patys droždavom, pakirpdavom tos kočiukus, kad nesikabintų už sniego, tas varžtas minimalus. Ir atėjo tie laikai, kad į tą minimalizmą tikrai nueiti nereikia. Viskas turi būti grubu, viskas turi būti paprasta ir turi būti greita, kad ar savose žuklėse, ar varžybų metu jūs greit susiviniojat, greit įsiviniojat ir patogiai pasireguliavot. Tai meškerėlė kažkokio, sakau, ypatingo funkcijos netlieka, turi gerai viniot ir išviniot valą. Sekantis dalykas yra valas. Aš naudoju gyvenime 3 rūšių valus. Tai yra stroftas, GTM mėlynas, šiuo metu aš jo neturiu, kažkaip namuose neradau, užklupo mane Rolfas nepasiruošusi. Ir Kolmik, Ksilo ir Streamas. Tai realiai apie tuos valus, ne, žiemą valas turi būti kietas, gerai laikyti mazgą ir nelipti prie rankų. Dviratis išrastas. 3 valai. Sportininkai labai mėgsta Streamą dėl to, kad jis atitinka idealiai diametrą. Ksilo naudojam, kada gaudom stambesnę žuvį ir mažesniam gylį, jis turi truputį daugiau atminties. Labai panašus vien su kitu, bet turi daugiau atminties, biški geriau tempės ir fiderastai labai mėgsta, ne pavadėlėm, tikrai mėgiamas valas. Ksilo. Ksilo, jo, šitą aš irgi naudoju pavadėlėm ir va šitą naudoju pavadėlėm. Tai tiek žiemai, tiek vasarai tinkantis valai. Apie stroftą. Nieko blogo negaliu pasakyti, idealus valas, tikrai žiemą, kas liečia tuos 3 visus, bet turi truputį bėdos, kad reikia, jeigu sportė, su mikrometru prasivinioti, nes jis realiai per 0,2 užmestas ant storesnių. Būna pusantro. Ne, Davidai, ten principė pasiemi iš pulę, su mikrometru pasimiravai, ant dėžutį susirašai kiek ir jau tu naudoji tą, ką tu užsirašai, bet ne tą, kas parašyta gamintojui. Taip, nes jis yra užstorinamas. Bet čia yra sportiniai reikalai, reikia mikrometrą dar ką savom žukvilėm
Tai užsimeskit, jeigu perkat 7, žinokit, kad ten 9, jeigu perkat 6, tai ten bus 7,5 apie 8. Nu, va taip, žinokit, kad jis čiučiut storintas. Savose žuklėse tas neturi tokios didelės įtakos. Bet kada jau einam į sportą, ten mums valo diametrą labai reikia žinoti ir suprasti, ką gaudai. Tai dėl to va, toksai va niuansas. Kas liečia, kiek reikia vinioti ant meškerėlės. Nekalbam davai apie sportą. Sporte viniojam, nes keičiam dažnai valus. Pavyzdžiui, išvažiuojam pasaulio čempionatui ruoštis, ten gilis iki 4 metrų. Tai ir vinioji kokius 6 metrus ir dažnai keiti po treniruočių, prieš varžybas visada keiti valus dėl valo taupimo. Jeigu savom žuklėm, aš manau, kad optimalus yra 25 metrai. Susivinioja 25 metrus, tas valas tikrai laiko sezonų, keletą sezonų, nieko jam nebūna, jis per daug ultravioleto negauna, kas valus labiausiai ėda, tai saulės spinduliai, ne? Jeigu nelaikykit balkonė, nelaikykit karštai tų savo meškerėlių kažkur į spintą, į rūsį, padėkit ir tie valai tikrai porą, 2-3 sezonus laiko. Tai 25 metrai ant buchtelę susiviniojam ir kas yra gerai, kad mes, pavyzdžiui, gaudom gilį 5 metrų, ten dar, kad turim kažkokį mazgelį, turim kliuvinį, sugrankščiavom valą, mes atkirpom ir vėl turim. Ir žodžiu, žvejoji, dažniausiai iki tiek, kol jau ateini žvejoti ir nebeužtenka gylio, tada vėl vinioji 25 metrus ir važiuoji toliau. Tai apie valus, sakau, paprasta. Kolmik Silo, Kolmik Streamas ir Stroftrasas GTM mėlynas, dviratis išrastas ir manau, kad ieškoti nebereikia. Davidai, avižėlis. Oi, gal sargelis pradžiai, o po to jau avižėlė, nes avižėlė labai plati ir sunki tema. Tai dabar gal eikim su sargeliais. Jo, prie savo vieno mylimiausio dalyko ir daugiausiai emocijų suteikiančio, tai kaip mes turim fiderio viršūnę, kuri linksta, kaip mes turime plūdę, kuri neria, taip žiemą mes turim sargelį, kuris parodo mums kibimą. Žuvytė kimba, pam, sargelis pradeda judėti ir darom kirtimą. Tai apie sargelius galiu pasakyti taip, ne, 99 turbūt procentų šiai dienai naudojamas lofsanas. Sargelių, kaip pasirinkti sargelį patį avižai, kaip pasirinkti jo ilgį, tai vėlgi priklauso nuo žuvies ir nuo pravedimo, kurį jūs norite padaryti. Ne? Jeigu mes gaudom ešerius, mums yra reikalingas trumpas 6 cm sargelis. Jis reikalingas tam, kad mes galėtumėm išgauti aukštą amplitudę. Tuo aš jums dar surasiu 9 cm ir 7. Pas mane kaip normalus žvejys jau kokius 7 metus žadu pasidaryti sargelius, kad pagal milimetrus susidėti. Tai va taip ta dėžutė atrodo, kiekvieną kartą reikia sargelio ir kiekvieną kartą aš ieškau, kiekvieną kartą spjaudos, keikiu. Nu bet tai va, 5 metai, važiuojam toliau ir manau, kad dar važiuosim. Tai va, reikalingas trumpas sargelis. Tam, kad mes galėtumėm gaudant ešerį išgauti aukštą amplitudę. Išvirpinti, ne? Su ilgu sargeliu to padaryti negalim. Tai jeigu jūs gaudat plėšrūną, ešerių žvejybai idealus yra 6 cm sargelis. Pats universaliausias ir manau, kad pats perkamiausias, jeigu šiaip žiūrint, kas mano parduotuviai perka sargus, tai yra 7 cm, nes tai yra universalus sargas, tinkančias visom žuvim. Turbūt universaliausias ir galima padaryti visas įmanomas pravedimus. Tiek aktyvų, tiek pasyvų, tiek pasukus 40 laipsnių kampu. Žodžiu, apie pravedimus aš gal nesiplėsiu, nes... Parodysim per artimiausias laideles įvesim pravedimą. Įvesim, nes dabar gavos aš apie įrankį, o perleisim Arūną Koską turbūt, kuris parodys pravedimus. Ir tikrai... Krūvą pravedimų. Krūvą pravedimų. Jis moka jau tikrai ne vieną ir turi labai specifinių įdomių gudrybių. Tai va 7 cm sargelis. Ilgi sargai, 9 cm sargas yra naudojamas gyliuose ir specifinis karšį. Ne? Dabar visi labai mėgsta gaudyti karšį ir jeigu važiuojat gaudyti karšį ant gylių, Kauno marios, Elektrėnų marios ar ežerai, tai 9 cm sargas. Jis yra ilgas tam, kad galėtumėm jam tam karšiai paduoti tokią aukštą, tokią plevėsuojančią tą amplitudę. Dažniausiai avižos būna sunkios, tai kad kompensuot tą avižos svorį ir karšis nepajaustų, kada jisai siurbia, mum ilgas sargas turi karšis nejaučia, kad siurbia tą avižą, ne?
Ir kitas visas reikalas su trumpu sargeliu, jeigu mes gaudysim tą karšį, jisai ims avižą, sargelis nebeturės kompensuoti to svorio, jisai jį pajaus ir spjaus. Tai patikėkit manim, kad tam reikalui, karšiam, sargelis turi būti ilgas. Ir visai kitas pravedimas, kada mums reikia paduoti tokį lėtą, plevesuojantį, tai 9, minimaliai 7 cm. Kaip turi atrodyti sargelis pririštą avižą? Kokia amplitudė lenkimo? Mano subjektyvia nuomonė, kaip mato, čia man yra idealus. Tai čia yra truputį daugiau. Šiaip optimalus yra apie 45 laipsniai, bet aš mėgstu labiau 50-55 laipsnius sargelį. Bet visiems skirtingai. Prisiminkit vieną, kad kada jūs dabar mes žiūrime, kaip sakant, namuose, jeigu mes avižą įleisim į vandenį, tai apie 3-5% mums sargelis dar pakils. Nes vanduo, kaip sakant, kompensuoja. Kažką norėjai sakyti? Jo, ne, viskas tvarko, bet optimaliausias dalykas, daug kas mėgsta pasidaryti sargelį šitį. Ką mes tokiu atveju prarandam? Mes prarandam laisvę sargelį, kurį kompensuoja žuvis rydama. Jeigu mes padarom tokio dydžio sargelį, tokį kampą, jinai greičiau pajuta visą svorį tos žuvies. Jeigu mes padarom šitį, žuvis labiau ryja tą mūsų avižėlę su masalu. Taip, ir jeigu jūs turit daug nepakirtimų, jūs turit kibimų ir jūsų sargas va tai va stovi, tai kaip Rolfas sako, žuvis pajaučia, ypač su kuoja yra bėda. Jinai pajaučia ir neima, baksi ir neima. Ir kitas dalykas, kada taip sargelis, tų kibimų sunkiau pamatyti. Yra per kietas sargelis, jisai nėra toks liaunus, o būna taip, kad jinai ignoringa, pik, baladoja, niekaip pakirsti jos negali. Tai manau, kad 45-55 laipsniai yra tas kampas, koks turėtų būti. Bet jeigu čia kalbu sportą, niuansai, kai mums svarbus kiekvienas kibimas savose žuklėse, aš turiu tikrai draugų, kurie pusiau stačiais sargais gaudo ešerius, kurie ryja, gaudo normalias žuvis, nes mes čia jau nueinam Rolfui sportą, gaudo tokias žuvis. Tai yra žiema, kartais ateini tie ešeriai tokie ir po 50-70, po 100 gramų irgi. Taip. Ne kiekvieną kartą jie tenais tik įleidė ir ten jau sėdi krokodilų. Ko mes norim iš tos gamtos pasiekti? Ar mes ieškoti norim trofėjų, ar mes norim atvažiuoti laiką praleisti, pagauti žuvytę, pasidžiaugti bet kokį. 10, 20 gramų, 30 gramų, 50 gramų. Ko mes siekiam? Tai šitoj vietoj viskas palengvėja, kada mes dasivedam įrankį iki pat galo. Dar nepamirškit, kad kiekvienai avižai sargelis parenkamas yra individualiai. Ir dabar papasakosim kodėl, nes nueisim turbūt pačią plačiausią ir sudėtingiausią temą, tai yra aviža. Kokia? Ir aš parodysiu, kokiom gaudom ir aplamai papasakosim dėl bendro supračio, kokių jų būna. Tai turiu irgi 3 penalos prisidėjęs ir labai man gerai rasti mažiausiai naudojamą. Galiu papasakoti, mano draugas Pavelas man nutekino prieš kažkurį pasaulio čempionatą ir sako, Deividai, dėk šitą, nes tau kips tik patelės. Tai turim ekskliuzyvą. Bet pradėkim gal nuo pačių lengviausių, jau mirštantis, kaip sakant, reikalas. Žiūrėkit, ką daro užtaupęs mūsų legendos Arimanto Cironkos cironkinės. Dar aš jų turiu užtaupęs ir tikrai pažvėjoju su juom rotanus. Tai avižos yra skirstomas į tokias 3 pagrindinės grupės. Tai yra švininės, tai yra spausto wolframo avižėlės ir jau tos sportinės vadinamas tekinto wolframo. Jo, bet dar yra ir visokios pagalbinės, ne? Kas... Apie tas gal nelendam, nes ten jau toks... Ten toks, gal geriau, tai pavadinkim, gražus daiktas, nevertas dėmesio. Taip. Gal susilaiko, po to galime čia prišnekėti labai parduotuvės ant mūsų užpyks, bet žodžiu, toliau apie avižas. Tai švininės. Jos yra lengvos, jos yra pigios, pliusą turi tokį, kad galima išgauti kokią nori formą. Jo, bet jos vis tiek savaip, kad jos ir švininės, ne, paimkim Arimanto tas avižas, ne, blemba, seniau tuo wolframu nebuvo, ne, bet jisai iškala formytę iš varinės, ne, iš varinės bronzinės plokštelės.
imituoja kažkokį tai kirminiuką tom dideliem žuvim. Nu, jos vienaip ar kitaip jos, tai mėgėjiškai žūkliai, ieškančiai žūkliai, ne, grėžiu, tai dideliai žuviai, dideliem ešeriam, jos vis tiek kažką tai daro, jos kirminiuką tą vilioja. Nu, tai nereikia jų pamiršti, prisiminkime Arūno Koskos tėvą, kaip pasako, kai didelis ešerius, 3-4 dzikai ant kablio ir sako, dink iš čia, nebaidyk man žuvų aplinkui, žinai. Tai čia... Jo, tai vienas iš tų, tai sakau, yra švinas, mažai naudojamas, gal turi vieną didžiausią minusą svorį. Šiaip paėmus mėgėjiškom žuklėm ir čia tos cironkinės, tai yra legenda. Daug... Jo, bet jeigu mes paimsim tas švininės ir pridėsim wolframinę, tai tos 3 švininės sveria lygiai tiek pat, kiek wolframinė. Nu, reiškia, mes turim greičiau nuleidžiam į bet kokį gylį tą avižėlę pagal dydį, ne kaip švininė, nes tankis metalų, kad labai smarkiai skiriasi. Tai dėl dydžio mes išlošiam. Vienaip ar kitaip, daugiau sporte yra naudojamos mažesnis avižėlės, nes mums reikia kiekio žuvies, greičių mums reikia. Mėgėjiškai žūkliai vėl atėjo žiema, tai nėra tas, kad atėjau prie vandens ir lupo ir traukiu mėsą ir taip toliau. Džiaugtis reikia gamta, kiekvieną pagautą žuvytę reikia džiaugtis. Visada viena žuvim daugiau. Tada wolframas. Wolframinės avižėlės, vėlgi, kaip ir Rolfas sakė, kodėl gaminama iš wolframo, nes tiesiog medžiagos tankis ir svoris. Ne? Turim, aišku, sunkesnių metalų, turim auksą platiną, ko negalim daryti iš jų avižų, nes kainuotų labai jau daug. Turėjom marcinkus tik amžinatelį. Nuo dantų aukso užtaugęs, padarydavo auksinę avižų, kažkada turėjau auksinę, man marcinkus padovanojo, tokia irgi mūsų legenda sporto. Taip pat suprantat, auksas platina, kokia yra kaina. Po to yra dar 2 metalai, sunkesni, didesnio tankio, tai yra iridis, gal ir osmis, tik viena bėda, kad jie radioaktyvūs, tai vėlgi sunku gauti, iš jo avižų negamina, tai lieka mums tik wolframas, ne? Jo tankis, svoris, mums idealiai tinka daryti avižą. Ir yra 2 būdai. Yra pigesnės spausto wolframo, tai yra, tiesiog įsivaizduokit, forma, yra presas, yra wolframo dulkės, atštampavo, pak, iškrito balvanėliai ir taip atrodo spausto wolframo avižėlė. Procentaliai, žiūrint vėlgi, koks tas wolframas, jos skiriasi nuo tekinto wolframo avižų. Bet pagrindė parduotuvėse, ką turim, tai 99% yra spausto wolframo avižos. Viskas su jom gerai ir savom žuklėm to daugiau mažiau pilnai užtenka. Kas liečia tekinto wolframo avižas, visas tas tekinto wolframo avižos yra rankų darbo, dėl to jos yra tokios brangios ir dėl to yra toks deficitas. Plus, kaip sakiau, yra likę tik keletas meistrų, kas gamina. Aš savo žuklėse realiai naudoju 3 meistrų avižas ir tas labai taupau, nes gauti irgi sudėtinga. Tai yra Borisovo, yra Šabanovo ir Vitalijaus Lievčenkos. Tai 3 pagrindinės tos avižos tų gamintojų, kurias naudoju. Tai apie pačią specifiką, ne? Ta aviža darosi taip. Įmamas wolframinis elektrodas, vėlgi tas avižos svoris nuo to ir priklauso. Būna pigus kyriški elektrodai, vėlgi kiek ten yra priemaišų tam wolframe, kiek jis yra švarus. Būna brangesni elektrodai. Nu, žodžiu, kiekvienas meistras žiūri, kaip padaryti tą avižą, bet visų tikslas yra padaryti, kad tam diametre, tai pavyzdžiui, 3 mm insvertų kuo daugiau. Tai man labai patinka, jos truputį skiriasi dažniausiai formą ir skiriasi kabliukų. Dėl to jų reikia turėti skirtingų, nes prie tam tikrų sąlygų, prie tam tikros žuvies burnos mes pareikam kabliuką, būna, kad tas standartinis netinka, tai tenka dar juos ir prasilituoti, ne? Tai kaip sakiau, sportinės avižos yra įimamas wolframo elektrodas, iš jo su staklėm yra tekinama forma, tada daroma skylė arba įpjova. Aš labiau mėgstu tas avižas, kur daroma skylutė, nes jeigu kur daroma įpjova, tai aviža praranda iki 15% savo svorio. Įsivaizduokit, jeigu trojkė sveria ten 0,4-0,38 gramų ir prarandam 15%, tai yra daug. Dėl to mes ir mokam už tą tekinto wolframo sportinę avižą dėl jo svorio, ne? Aviža aplamai yra konteineris, kuris padeda mum nuleisti, yra liftas, padeda nuleisti mūsų uodo truklio lervą į dugną. Jos funkcija pagrindinė yra tokia, ne? Ir yra avižų, neusiraukit, yra toks meistras, dabar
gal Djačenko, gamina tokias avižas su riskeliam, tokios rifliuotos. Tai labai blogos avižos, įsivaizduokit, tos įpjovos yra padarytas, suprantat, kaip yra tekintas wolframas ir yra prarastas svoris, plus kabliukas labai nelaiko. Tai vėlgi, tų avižų mano sortimente nėra ir aš manau, kad ištekintų, didžiausią nesąmonę padaryti avižą, kada tu stengiasi sukoncentruoti, padaryti didžiausią svorį ir dar dėl grožio padarai riskės ir tą svorį pameti. Tai, o kur mes grįžom? Tai va, ištekinama yra aviža. Tada derama skylutė. Tada prie pačio kaip į savęs wolframo nieks nelimpa. Prie negalvanizuoto wolframo, jeigu nedėta yra galvanika, mes nieko neprilituosim. Ne? Ta spalva yra dėta galvanika, nes wolframas pats į savęs, visi metalai savęs saugos ir jeigu jis būna nuogas, ne, Rolfai, tu su metalu dirbi, jis susideda ant savęs tokią plėvelę, tą daro aliuminis, oksidą, save apsisaugo nuo išorės poveikio, ne? Ir wolframas ant tiek šlikštinė, kad jis, kai užsimeta, prie jo niekas nelimpa. Dėl to mes prie jo negalim prilituoti kabliukų. Tada elektrolizės būdu yra dėda galvanika. Tai varis, auksas arba variuojama, sidabruojama arba auksuojama, ne? Juoda, vėlgi po to daro švario, merkiamą rūgštį, čia techniniai dalykai, jums nelabai gal įdomu, tik paskui dėl bendro išprusimo. Davidai, papasakok, kam reikalingas kembrikas tarp skylutės? Toj, dar apie avižas, aš vis jau kai užsikūriau. Ir tada jau įsivaizduokit, ta aviža, visa galvanikoj, toj skylutėj, kur lituojas kablys, irgi yra galvanika. Ir tada prie tos galvanikos mes jau lituojam. Ir tada dar dedam kembriką. Aplamai, kembrikas yra šitas daiktas. Tai dedasi tada į tą gręžtą skylę, mums dedasi kembrikas. Iš internetinio kabelio nužievini, tą gofrelę praveri, užtekini ir jis naudojamas tam, kad nenupjautų mum valo, nes kada gręžia, mes turim aštrius kampus. Kada išgręžia skylutį tarp wolframo, arba būna dar wolframas vabžėlis pagamintus, ta skylutė, kur kembrikas pragręžtas taip, o skylutė kabliukui pragręžta iki tenais. Dai tokių būna vėžėlių. Tai va tas kembrikas yra reikalingas, kad nuo visų, nes neįmanoma to milimetro skylutės tenais apdirbti švariai, kad nenupjautų valų. Ir jeigu jūs matot, kad yra wolframinė vėžėlė be kembriko, tikrai nerekomenduoju jos pirkti, nes tai yra greitas praradimas avižų. Kokio storio valą be uždėtumėt, jį vis tiek nupjausi. Taip. Tai sakau, yra variantas, jeigu dabar sužinojot šitą dalyką, tai ėmat internetinio laido, įsitraukėt tą ploną laidelį, kur viduje yra, ištraukėt varį, patempėt, praverėt, užkaitinat. Davidai, ten bus sudėtinga Jo, niuansai. Tai va, įsivaizduokit, kiek yra reikalų pagaminti tą tekinto wolframo avižą. Gal ne taip, gal mes nesivelkim ten kiek pagaminti. Kiek yra reikalų savo įrankį davesti iki tobulybės. Nesvarbu, kaip ten gamina, ten detalės, bet tu turi pasiėmęs tą įrankį, turi pats savo dasivesti iki pedantizmo begalinio. Nekenčiu pedantų, bet šitoj vietoj turi būti belekoks pedantizmas. Jo, aš nesu toks, bet aš nesu pedantas ant to reikalo, bet. Ir dabar grįžtam, tai sužinojom, ko skiriasi avižos, ne? Švininės, tekinto, spausto wolframo ir tekinto. Ir dabar turim visus variantus. Štai vienas, štai antras, štai trečias. Paimsim sportinę avižėlę, ne? Visi mūsų 3 variantai. Ir dabar, kaip parinkti sargelį šitom avižom. Vėlgi, grįžtam kaip pasakau, ne? Kiekvienai avižai sargelis pasirenka individualiai. Tai mes turim sargelį, mes turim avižėlę. Turim avižėlę, pavyzdžiui, 3 mm. Užkabinom ant sargelio, kiekvieną reikia kabinti, ir iškart pataikiau. Tikrai nežinau, kad taip yra. Tai va, užkabinęs 3 mm, manau, kad čia yra idealu, ne? Linkimas. Jeigu mes dabar imtumėm kitą avižą, 2,35 mm, mes kabinam ant to pačio sargelio, matot kampą, ne?
tai yra blogas, į vandenį įkišim bus dar mažiau ir jūs nieko pavirpim. Biškai įsiterpsiu. Va yra 2 avižas. Šiaip avižas, kas daugiau su volframu susidūręs, yra rūšiuojamus dar pagal diametrą. 2,3, 2,5 mm. Tai jeigu mes turim tas avižas, ta pailga aviža yra 15-20% sunkesnė už tą apvalę, nors jų diametras yra vienodas. Todėl, kad šitos avižos pailgos, jos turi daugiau metalo negu tos apvalios, jos yra sunkesnės. Reiškia, mes jau galim šitą naudoti, jeigu 2 mm naudojam, šitos užtektų 1,8 mm naudoti. Tam, kad nuleisti atitinkamą gylį, tam, kad mes galėtume žvejoti. Taip, Deividai? Taip. Dėl to ir pasakau, kad kiekviena aviža skiria savo formą, skiria savo svorių ir skiria savo kablių. Ir prie tam tikros žuvies, prie tam tikrų sąlygų mes pasirenkam. Tai Borisovo šita turi 2 formas, tai va šita ištempta yra pati sunkiausia forma. Turbūt pasaulyje pati sunkiausia aviža. Pati sunkiausia aviža. Tai vėlgi mes avižas, kaip sakė, matuojam diametrų, milimetrais per storiausią vietą, plus dar ant tų svarstyklių prasisveriam, kad žinotumėm, kiek ta aviža sveria, ne? Toliau, ką dar liečia. Tai va, taip ir pasirinkam. Ėmam avižą individualiai, ėmam sargelį, kokio norim ir pasirinkam. Tai jeigu sargelis toks, tai čia yra ženkliai per daug, reiškia, jau netinka. Mes turim dėti tol, kol pataikom ir mums sargelis būna palinkęs 45-50 laipsnių. Viskas paprasta. Kada jau prisirišam, susiviniojam valą. Deividai, imk šitą valą. Gerai, parodysim. Parodom, kaip dedasi. Palauk, dar galutinį parodau užkart transportavimo padėtį. Tai tu papasakok apie tas štekerio gumas pradžioje, aš parodysiu. Reikia mums štekerio gumos, visada aš imu pas Rolfą štekerio gumas ir visada imu visokių spalvų. Tai yra variantai, kaip, kad nerašinėt ant meškerėlės valo diametro, dar ką, tai pas mane yra 2 variantai. Arba savo meškerėlėse darau pagal spalvą, kad čia 006, 007 ir dar ką. Jeigu meškerėlės, kaip Michevskai, yra vienos spalvos, aš valo storį žinau pagal kembriką, į kurį segama aviža. Tai jeigu dabar parodysim, transportavimo padėtį turėtų atrodyti meškerėlės taip. Mes dedam ant kočiuko kembriką, štekerio gumos, veriame avižą ir transportavimo padėtį turi būti 90 laipsnių kampas, nes jeigu mes darysim ar tai taip, mums lauš valą ir jis pasižeis ir su pirma žuvim bus pakšt ir nebebus. Tai transportavimo padėtį turi atrodyti viskas taip. O dabar Rolfas papasakos apie štekerio gumus. Štekerio gumus, aišku, Lietuvoje parduotuvėse, tai yra kosminis dalykas, bet galima parsisiųsti iš interneto, iš visur, tai yra daug visokių firmų. Kas yra svarbiausia, yra holai elastikai. Tai tarp gumos viduje yra skystis. Bet tas skystis nukirpus mažiuką ten 3 mm tos gumos gabaliukas, skystis iš karto išeina. Yra gumos tuščia viduris, kaip šita. Šita irgi tuščia viduris. Šita juoda greičiausiai buvo holai elastikas. Yra išėjęs skystis. Tas skystis gumai pačiai yra reikalingas dėl savybių. Tam, kad ta guma daugiau temptųsi, būtų tamprumas visai kitas, nesigarankščiuotų. Bet čia žiema. Čia yra pagrindinis dalykas - diametras gumos, spalva ir kad būtų viduj skylutė, kad galėtume uždėti ant meškerytės. Nes jeigu mes uždedam kietai, jinai yra silikoninė guma, jinai yra minkšta, nepažeidžia kabliukų, jinai nereaguoja su kabliuku. Jeigu mes uždėsim paprastą kembriką nuo kokio kabelio ar dar kažko, tai mes paprasčiausiai negalėsim užlenkti. Jinai bus medinė, mes turėsim diskomfortą įkabinti, užkabinti, nustatyti. Taip, ir laušim kablį tiesiog. Ir laušim kablį ir taip toliau. Bet kokiu atveju. Tai va, Deividas pas mane vis kiekvieną vasarą atvaro pasimti likučių gumos, aš juos turiu tikrai patikėkit. Tai va, mane berašykit, rašykit Rolfui. Nes aš jam iš jo. Dabar visi sako, taip,
meškerėlę padarėm transportavimą, o kaip transportuoti, kaip mums susidėti. Gerai, kas turi inkiliuką, susidėjo gražiai, o jeigu turim paprastą dėžę, kaip paguldyti irgi ne variantas. Tai hibridė, paprastas variantas. Paimam butelį, nusipjaunam, bambalį ir tiesiog susidedam į tą bembelėlį tas meškerėlės. Ir jums būna viskas su jom gerai. Įsidėjom į savo dėžę, atėjo, matom, Kembrikas mėlynas, mūsų valas 008 ir viskas įsitraukiam. Tai tam bembelį, kaip nuo vaikystės nešiojaus, taip ir dabar dar nešiojaus tuose nupjautuose bembeliukose. Ir patikėkit manim, ta meškerėlė turi būti taip transportuojama. Dar galima ir valą pasižymėti, ne tik, vat, kaip Deividas su Kembriku, jis jau pripratęs, ne per tiek. Tai paprasčiausiai su markeriu meškerytės galų užsirašai kokio valo, tą meškerytę skiri būtent tam valui. Tai yra kits iš paprasčiausių būdų pasižiūrėjus, dės kiti laiko sandėliuoja meškerytės vežasi, taip, bet jau tas būdas kaip ir atsibodęs. Jo. Tada matydavosi viskas, kas užrašyta. Jis daug žvejoja, jam yra paprasčiau, jis pagal spalvą čik atsirinko. Kam yra, kas turi kelias meškerytės, galima paprasčiausiai su markeriu pasižymėti, kokio diametro valą šitoj meškerytėje mes turime. Taip, o po to vis tiek ateis laikas, kada reiks keisti diametrą, tada trinsi, tada vėl rašysi dar, tai būna visiems, aš jau šitą praėjau. Deividai, pirmiausiai, davai sargelį į rankas, susirask avižą. Gerai, dabar rodysim, kaip surišti meškerėlę, ne? Ne, tai ne meškerėlė. Daug kas dar nežino, kaip tą Kembriką praverti. Paimk kokią nors, vieną Kembriką. Palauk. Taigi, turime meškerėlę, galiu pasakyti tokį dalyką. Čia neturi būti, vieni mėgsta išsivesti čia Kembriką, kiti mėgsta vidury kotelio, kad dar valas praeitų per Kembriką. Hebra, nieko to nereikia, visas tas reikalas šala ir jis yra niekam nereikalingas. Tai va, dabar ėmam morkinį valą. Jis tam skirtas tik tam, kad jūs geriau matytumėt čia. Jo, čia visą tą reikalą darom, tik kad jums būtų patogiau ir geriau matytumėt. Tai ėmė naują meškerėlę, prasipučiam, pasižiūrim, ar nėra kažkokių kaitekino aštrių, likę dulkių, dar ką viską prasivalom. Tada iš išorės veriame valą per skylutę. Tak. Pravėrė valą. Darome kilputę. Cvakt, dvigubą, paprastą, standartinę kilputę. 1, 2. Užveržiam. Nukirpam tą galą, kad jis mums nesimaišytų. Čia galit kuo arčiau, kad mums nesipintų. Tada ėmam bugnelį, valą veriam, vėl labai nepatogiai, aš žinokit darau, dėl to atrodo taip neprofesionaliai, buvo aš kažkaip ne po ranką. Pasižiūrim, į kurią pusę užsiverždinėja ir dedam ant bugnelio. Cakt, ne? Tada kilpelę užnėrėm ant bugnelio, pasižiūrėjom, į kurią pusę verės ir užsidėjom ant meškerėlės, ne? Prisukom varžtą ir vyniojam. Dabar dėl vyniojimo galiu pasakyti tokį variantą. Yra vienas variantas, aš kaip darau. Suspaudžiu prie kojų, kad nebūtų tas valas laisvas, nes tada suviniosim ir ten susigrankščios, tas valas susiklos ne taip, kaip reikia, su laisvumu. Aš visada darau taip, kad prispaudžiu su kojom ir tada skaičiuoju. Kaip žinot, kiek mes susiviniojame valo ant meškerėlės, ne? Tai vienas apsukimas yra 10 cm. Tai jeigu mums reikia suvinioti metrą, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 metrai. Nereikėjo atkirpti. Ir jeigu mums reikia 25 metrų, tai mes 250 apsukimų padarom ir susiviniojam, kiek mums reikia. Kitas variantas galite sieksniais, o trečias variantas, pavyzdžiui, yra toksai valas kaip Stroft GTM, kurį minėjau, yra babinytės, mažytės po 25 metrus. Tai vieną susiviniojam ir ramu. Tai čia kaip suvinioti valą
ant meškerėlės. Dabar eikime prie to, ką jau išmokom. Turim avižą, didelę, kad jums būtų. Turim sargelį. Pradžiai nerišam, o pasimatuojam, kad mums tiktų. Aha, kampas tinka, mes parinkom pagal avižą sargelį. Dabar, kol Rolfas Tvarka meškerėlė. tvarko meškerėlę, 026 val. nes nereikia nukirpti nelaiku. Dabar parodysiu. Atsivinios, bet nesmė. Tada dedam sargelį ant kočiuko. Dabar sargelis. Stop, žiūrėk. Sargelį dažnu atveju yra per vidurį, per centrą yra didelė skylutė ir viršų yra maža skylutė, kur kembrikas yra įvertas. Ne, tai reiškia, meškerytę kišam per centrinę. Taip, Deividai? Taip. O per Meškerytę apatinę. Tas kembrikas turi būti apačioj, pro kur valas praeina. Jo, į vidurinį, į viršutinį gaunas, taip gal geriau pasakyti, yra dvi skylutės, tai viršutinė, į vidurinę, jeigu taip skaičiuoju tarp sargelio, veriam kočiuką, į apatinę veriam valą. Tada pravėrę valą, būtinai reikia praverti per kembriką, esu matęs žmonių, kas nepravėrė. Pravėrėm per kembriką, matote, ne? Pravėrėm. Tada pravėrėme per apatinę kembriko skylutę, tada valas eina iš apačios sargelio į viršų. Hop. Į viršų. Tada eina sargo viršum ir leidžias per skylutę žemyn. Rankos dreba. Hop, hop. Viskas. Tai matot, ne, iš meškerėlės. Jokių papildomų čia kembrikų. Tiesiai išeina į apatinę, pro apatinę kembriko skylutę. Tada valas kyla į viršų. Tada eina viršum sargelio ir leidžia žemyn. Ir prie šito galo mes ryšime ką? Avižėlę. Taigi, ėmam avižėlę. Ir ėmam avižėlę. Valas eina žemyn avižą. Ir vėliau eina kaip standartinį kabliuką. Eina kilputė. Pasiėmėm ir didelis klausimas, kiek apsukimų reikia daryti. Tai vėl, kadangi valai yra ploni, lygiai tas pats, kas vasarą, mes darome apie 10 apsukimų. Nebeviniok to storo valo, nebeviniok, Deividai. Ja. Vienas, neverta, bet žiūrėk, vienas niuansas. Ką daro dauguma klaida viniojant ploną valą. Kada mes viniojam ploną valą, jo negalima veršti smarkiai, reiškia iš jėgos vinioti. Tada tokiu atveju, kaip mes užtempinėjom kilputę, mums gaunasi susigarankščiavęs valas. Šitoj vietoj virš avižos. Virš avižos. Reikia viską lengvai daryti, tol pakol neužveržiam mazgo iki galo. Aišku, netepsi nevažiuosi, kaip sako. Jo, kaip ką paminėjo Rolfas, kad jeigu mes viską padarysim, tai šitoj vietoj bus susigrankščiavę, tas nėra gerai. Jeigu per jėgą tempsim valą, jeigu viniodami tempsim valą. Kaip aš pasitikrinu, prisirišau avižą, paimu gerą, čia vėlgi, niuansas kaip ir su kabliukais, per arti nukirpti nereikia. 2 mm kokie reikėtų palikti, nes turi daug laužimo kampų, čia daugiau nereikia. Tada, kada prisirišom, mes pasitikrinam taip, patempiam, aišku, nuo valo priklauso, bet aš taip paėmęs už avižos, patampau be fanatizmo, aha, mums laiko reiškia visas gerai, nes būna, jeigu kažkurs kembrikas blogai ar blogas mazgas, tai va taip be jėgos patem būna pamt. Tai tada jau reikia žiūrėti, kodėl pamt atsitiko. Bet šiaip, jeigu viskas gerai, tai to ir užtenka, kad susirinkti įrankį. Mes turim pririšę, gal taip geriau matysis ant stalo, o mes turim pririšę avižėlį. Deividai, yra labai svarbu, pats turbūt žinai, ne, ką nepaminėjom, kaip turi būti kabliukas ir valo atžvilgiu.
Kaip turi būti pats kabliukas valo atžvilgiu. Aviža negali būti nukaros va šitai. Negali būti šitaip nukaros. Negali būti aviža praradusi centrą. Čia būna tokių avižų, kad gale kilputį yra pririšta. Aviža taip negali būti. Aviža yra teisingiausiai, jeigu yra kabliukas pats 90 laipsnių kampu valo atžvilgiu. Dar ką mes darom dažnu atveju, kartais įlituoja tuos kabliukus, va, čia Deividui jau turbūt atlenktas kabliukas arba čia yra viskas teisingai, tai pats smaigalys, pats va šitas smaigalys, jisai turi būti šiek tiek nelygiagrečiai į lauko pusę kotelio atžvilgiu. Jisai turi būti šiek tiek nelygiagrečiai. Kartais būna, kad net pačias tas dažnu atveju Davidai, taip, tas pačius kabliukus jau ruoždamisi varžybom, mes juos iš karto truputį atlenkiam. Mes tada tokiu būdu pasiekėm geresnį žuvies pakirtimą, nes jeigu jisai yra užlenktas dar tuo labiau į vidinę pusę, kas būna gamintojų dažnu atveju, nekreipia dėmesį, į automatų ten lituoja tas avižas, mes rankom suimsim, trauksim avižą, mes neužsikabinsim kabliukų. Bet jeigu jisai yra šiek tiek pakilęs nelygiagrečiai kotelių, mes jau tada iš rankos jos nebeištraukim. Taip, ir yra variantas, kad jums būna kimba ir dėl kažkokių priežasčių nepasikerta. Tas pats būna ir vasarą, tas pats būna aukšlių žvejybai, tas pats būna, čia yra paprastas būdas su nagu. Cik, be fanatizmo, truputį atsilenkiam tą kabliuką ir tada visai kitaip žuvis, kada siurbė įgauna, nes kaip Rolfas sakė, aviža kabo, žuvis atėjus, ką jin daro? Siurbė, ta aviža čmukti burnytę, sak į kabą, tai niuansas jos, to kabliuku. Ir žuvis dažnu atveju griebia, vat ką jinai mato, jinai griebia didžiausią vietą. Jinai negriebia už galiuko, ten būna patampų. Dažnu atveju jinai baksnoja, atplaukia jinai, baksnoja, įvažiuoja, ima didžiausią. Jeigu mes čia užkabinsim ant tokio kablio vieną matiliuką, tai čia prapuola iš vis, ta žuvis, jinai net nematys to matiliaus palyginus su ta aviža. Čia jau reikia dėti naktinys lieka ant tokios avižos. Ja? Čia tam ir skirta. Tai Rolfas pertraukė, bet aš vis tiek pasakysiu tą savo subjektyvę nuomonę, nes tikrai bus 100 klausimų apie visą tą reikalą, apie avižos spalvą. Tai galiu pasakyti, kad avižos pagrindinė funkcija yra nuleisti, tai yra liftas, nuleisti mūsų uodo truklio lervas, ar tai būtų kažkokia pinkutė į dugną. Kokia jos spalva? Jeigu jinai yra juoda, vieni sako geltona tik ešeriui, balta baltai žuviai, karšiai reikia juodos. Hebra, nuimkit uodo truklio lervą ir nekipsa jokios spalvos. Tai mano subjektyvia nuomonė, kuri jums prie širdies, kurie jūs tikit, tą ir dėkit. Aš spalvą visiškai netikiu, kuri papuola po ranką, tą ir naudoju. Man svarbu yra pats kabliukas, avižos dydis svoris. Valo storis, o kokia ten spalva, iš tikrųjų po barabanu. Tai kuo tikit, tuo ir gaudykit. Jeigu jums geriausia auksinė, jūs taip galvojat, tai ir gaudykit ant auksinės. Jeigu juoda, tai ir gaudykit ant juodos ir viskas, kaip sakant, bus gerai. Ir mes neperšam savo minties. Ką jūs turi daryti, ką jūs turi daryti. Mes pasidalinam savo patirtim taip, kaip mes tą dalyką suprantam. Aš pasakysiu taip, aš šitam sporte jau virš 30 metų, 35, 36 metai, kokie. Deividas nuo 2015 kiek, 4 kartus pasaulio čempionas, bronza, visa kita, tai pats už save sako, kad tikrai truputį suvaidina. Mes neperšam jums savo, mes pasidalim savo patirtim, jums spręsti, ar jums tai priimtina, ar jums tai nepriimtina. Mes negyvenam po vandeniu, mes nesuprantam jos elgsenos, mes suprantam daugiabučių gyventojų elgesį. Mes bandom tą žuvį suprasti, nešnekame su ją. Tai yra mūsų nuomonė, jums spręsti. Tai va, ką? Ačiū. Deividukai, sustiksim ant ledo, supravotkim. Jo, supravotkim. Tai va, bandysim, gal nežinau, ir aš dapulsiu, labai reiktų arnėlį ant to reikalo. Vis tiek kitą savaitę mes turim treniruotės, praleisim nemažai laiko ant ledo, tai tikrai prasibėgsim apie pravotkės, prasibėgsim apie gylius, dar kažką tai pasižiūrėsim. Ten vis tiek vienaip ar kitaip mes galim grįžti 100 kartų prie tų pačių temų, rasdami vis mažiau smulkmenų, niuansų, smulkiai. Ir vėlgi, jūs visi turit
važiuodami žvejoti, ar jūs norite trofėjus, ar jūs norite praleisti gamtoje laiką. Man yra džiaugsmas pagauti 2-3 žuvytės per valandą laiką, aš jau džiaugiuosi, tai padaręs. Man džiaugsmas bulvių, maišo, visą bulvių. Tai ką, ačiū Jums labai uždėmesį, laukiam klausimo ir iki sekančio pirmadienio. Iki.